Nuo 1932 metų rengiamos pasaulio žydų sporto žaidynės vadinamos Makabiada. Pirmose vykusiose 32 ir antrose surengtose 35-aisiais rungtyniavo ir Lietuvos Makabi sportininkai. Litvakai buvo pilnateisiai nepriklausomos Lietuvos piliečiai. Jie aktyviai dalyvavo kovose už Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos kariuomenėje, verslo, pramonės, mokslo, medicinos ir kitose sferose. Neišimtis buvo ir sportinis gyvenimas. Nepriklausomoje Lietuvoje žydai buvo įkūrę nemažai sporto klubų. Tai Juspo, Hapoel, Bar Kochba, Jehuda, Krat, Haboach, Hagibor, Olimp. Aktyviausias buvo Makabi. Makabi pasaulinė žydų kūno kultūros draugija, įkurta 1895 metais Turkijoje. Jehuda Makabi – nacionalinis žydų didvyris, sukilėlių kariavusių prieš graikų romėnų pavergimą ir už judėjų tikėjimo vadas. Makabi buvo finansiškai turtingiausia ir daugiausiai narių ir klubų turėjusi visų tautinių mažumų sporto organizacija. Lietuvos žydų gimnastikos ir sporto sąjunga Makabi Lietuvoje gyvavo nuo 1920 iki 40 metų, Vilniuje nuo 1916. Jau 1926 metais Lietuvoje buvo 83 klubo skyriai, vienyje per 4000 narių. Klubas leido dvisavaitinį laikraštį. Perspektyviausi ir žymiausi Lietuvos žydų sportininkai – stalo tenisininkai, dviratininkai, boksininkai, šachmatininkai, futbolininkai dalyvavo Lietuvos čempionatuose, Pabaltijos šalių varžybose, tarpvalstybinėse rungtynėse su Estijos, Latvijos, Švedijos, Čekijos, Vokietijos, Austrijos, Vengrijos ir kitų valstybių sportininkais. Štai Makabi narys, dviratininkas Isakas Anolikas Lietuvos olimpinės rinktinės sudėtyje dalyvavo 1924 metų Paryžiaus ir 28 metų Amsterdamo olimpinėse žaidynėse. Kaune ėjęs žurnalas Sporto tribūna rašė: Makabi, kaip ir kiti Lietuvos sporto klubai, stengėsi ir rūpinosi ne tik savo reikalais, bet ir visų Lietuvos sportų. Klubo nariai nekartą reprezentavo Lietuvos sportą, aktyviai dalyvavo ir užimdavo Lietuvos sportiškame gyvenime svarbią vietą. Tačiau vėlesni įvykiai neleido Lietuvos žydams sporto aikštelėse susitikti su tautiečiais iš kitų šalių. Tik Lietuvos atgimimas padėjo atgimti ir Lietuvos žydų sporto klubui Makabi. Prasidėjo, kaip nekeista, nuo Tautinio olimpinio komiteto įsteigimo, atkūrimo. 1988 metų lapkričio mėnesį teko dalyvauti ir iš karto kilo idėja, kad reikia atkurti Lietuvos sporto klubą Makabi. Ir mes tai padarėm pakankamai greitai. Sukūrėm iniciatyvinę grupę ir sausio 8 dieną buvo steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo arti 500 žmonių. Ta idėja išvežti delegaciją į 13 Makabi žaidynės gimė kažkur tai iš karto po steigiamojo susirinkimo. Mes nusipirkom per Aeroflotą bilietus ir savaitėje prieš išvažiavimą jie buvo panaikinti. Ir per pasaulio Makabi su jų pagalba mes sugebėjome iš Varšuvos išskristi El Al lėktuvu. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Kai tik atskridom, iš karto patekom tą patį vakarą į pagrindinės vakarų Izraelio televizijos vakarų žinių sporto блока, reiškia, į tiesioginį eterį. Сейчас у нас уже в Вильнюсе функционирует, футбольная команда играет в чемпионате города, удачно играет среди лидеров. В чемпионате города участвует также команда по бадминтону и команда šachmatistas. Mes buvom susitarę su Arje Rozencveigu, Makabi organizacinio komiteto pirmininku, kad mes išeisim su 3 vėliavom.
tada dar buvom Tarybų sąjunga, reiškia Tarybų sąjungos, buvo Lietuvos trispalvė ir mes dar buvom savo Lietuvos sporto klubo Makabi, reiškia, kad mes išeisim su 3 vėliavom ir su užrašu, kuriam būtų užrašyta ir Tarybų sąjunga, ir Lietuva. O įžengiant, reiškia, mes gerai, kad nuvykau į generalinę repeticiją, nes generalinės repeticijos metu pamačiau lentelę, kurioje buvo labai didelėm raidėm užrašyta Tarybų sąjunga ir labai mažytėm Lietuva, reiškia. Ir buvo įžengiant į stadioną, tekstas skambėjo įžengia Tarybų sąjungos delegacija. Vat, ir stadione niekur nebuvo Lietuvos vėliavų, o buvo sutartas šitos sąlygos. Tai sekantį rytą, atidarimo rytą, 8 valandą aš buvau prie Arjero Zinsveigo durų ir sakiau, kad mums, ko gero, mes turėsim atsisakyti, nes mūsų sutartos sąlygos neįvykdytos. Tai jis labai rimtai atsižvelgė į tai ir tikrai buvo padaryta lentelė. Pusė ant pusės buvo, įeinant mums buvo pasakyta, kad į stadioną įžengia Lietuvos delegacija. Vienintelis dalykas, ką jis pasakė, aš tikrai negaliu nieko jau pakeisti. Tai kai mes įžengėm, skambėjo kazačiok muzika. Tai sakė, viskas jau neįmanoma pakeisti. Tas, kas vyko Lietuvoje 89 metais, jie nesuprato, kas čia vyksta, todėl jiems... Tik vieną galiu pasakyti, kad kasmet prieš tas Makabiadas visada, kai turėdavo Tarybų sąjungos Makabi delegacija, neždavo disidentų nuotraukas. O todėl tai buvo labai didelis įvykis, būtent 89 mūsų dalyvavimas. Ir jie netgi specialiai pristabdė, reiškia, šiaip delegacijos eina viena paskui kitą. O prieš mums įžengiant į stadioną, jie specialiai pristabdė mus ir sulaukė, kol paskutiniai prieš mus ėjusiai praėjo prezidentą ir visą garbės tribūną. Ir tada jie mus įleido į stadioną. Ir žinoma, kilo didžiulės ovacijos, visi stadionas atsistojo ir... של ליטא, מברית המועצות, מכבי ליטא, המשלחת שמייצגת את הרפובליקה הליטאית וכמובן את ברית המועצות. 56 ספורטאים ורקדנים באו מליטא ומקבלים יחס חם מאוד כאן. יותר מדגל אחד בידי הספורטאים מברית המועצות, מיד נוכל לראות את הדגלים שלהם. דגל ליטא מונף בידיו של מיכאל יושקסס, דגל ברית המועצות בידיו של ארקדי רייבלט, ודגל מכבי ליטא בידיו של הרט ז'קס. Nuo 1989 metų iki pereitos vasaros mes dalyvavom 5 pasaulio Makabi žaidynėse ir 4 Europos. Ir iškovojom ten viso labo 10 medalių, iš jų 3 aukso, 7 sidabro ir dar 3 bronzos medalius.